Labas vakaras, mėly žaidėjai. Pradedame Loterijos Perlas lošimų laidą. Jau artėja naujieji metai, nors pasižiūrėjus pro langą to tikrai nepasakytum. Gamta šiek tiek sutrikusi. Manau, tikrai sutriks tas mūsų žaidėjas, kuris šį vakarą laimės jėgos vienas didįjį prizą. Juk jis toks neįtikėtinai didelis. 194 435 litai. Tebūnie taip, laimėkite. Pradedame jėgos vienas 369 lošimą, kurį mūsų studijoje stebi atstovė iš tarptautinės audito firmos PricewaterhouseCoopers Natalija Prokopčiuk, šalia jos firmos Olifėja darbuotojas Juozas Suchoverskis. Jis įjungs lošimo mašinas. O aš pakartosiu jėgos vienas didįjį prizą tokią malonį sumą 194 435 litai. Jungime mašiną. Užsirašykite juos 5, 2, 14, 4, 29. Renkame laimingąją raidę. Šio vakaro raidė B. Kartoju, jėgos vienas 369 lošimo visą derinuką. 5, 2, 14, 4, 29. Raidė B. Keno loto žaidėjai ir toliau laiko puikų tempą, juk vakar Keno loto žaidime laimėjo net 8405 laimingi bilietai. Fantastiški rezultatai. Kągi, žaidžiame toliau. Keno loto 977 lošimas. Jungime mašiną. Dešimt, 12, 44, 50, 25, 16, 43, 3, 23, 42. Renkame toliau. 30, 5, 27, 11, 29, 1, 35, 56, 32 ir 20. Kartoju, Keno loto 977 lošimo visą derinuką. 10, 12, 44, 50, 25, 16, 43, 3, 23, 42, 30, 5, 27, 11, 29, 1, 35, 56, 32, 20. Mėly žaidėjai, šio vakaro jėgos vienas ir Keno loto laimingųjų skaičių derinius jūs rasite poryt Lietuvos dienraščiuose. Nuo štai čia ekrane visada matote Loterijos Perlas svetainės adresą internete. Tuo pačiu mūsų žiūrovams noriu priminti ir žaidėjams be abejo. Ši lošimų savaitė bus trumpesnė, juk šventės naujieji metai. 1 sausio. Per naujosius metus mes ilsėsimės, Loterijos Perlas terminalai nedirbs ir be abejo mūsų laidos nebus. Tad iš anksto pasirūpinkite jėgų ir Keno loto bilietais. Iki pasimatymo rytoj.